Sveiki. Norint Ubuntu operacinėje sistemoje prie klaviatūros pridėti papildomų išdėstymų kalbų arba papildomų kalbų, kad būtų atpažįstami kitos kalbos simboliai, mes keliaujame į sistemą, spaudžiame nustatymus bei pasirenkame klaviatūrą. Atsiradusiame lange pasirenkame kortelę išdėstymai, bei šiame laukelėje matome, kokios kalbos yra šiuo metu įdiegtos pas mus sistemoje. Norint įdiegti papildomą kalbą, spaudžiame mygtuką pridėti. Ir pasirenkame, tarkim, pagal šalį, ar tai pagal kalbą. Pagal šalį pasirenkame, man reikia, tarkim, anglų kalbos, aš renkuosi, ieškau šalies Jungtinės Amerikos valstijos, JAV. Pasirenku. Iš karto matome, kaip sakant, mūsų klaviatūrą. Jinai rodo, kokius simbolius jinai įvedinė sistemą spaudžiant atitinkamus mygtukus. Galima pasirinkti dar vieną kitą variantą, aš nesirinksiu. Bei spaudžiame mygtuką pridėti. Kas atsitiko, matome, kad pas mus yra jau dvi kalbos įdėtos ir pas mus sistemos dėklė atsirado ikona, kur spaudžiant kairį klavišą greitai keičiamos kalbos. Paspaudus dešinį pelės klavišą galime pasirinkti kalbą taip, bei, tarkim, išsišaukti būtent šitą meniu. Galime pridėti kalbų tiek, kiek norime. Kad, tarkim, pagal kalbą dabar pamėginsiu, tai vadinasi rusų kalba, kurgi yra raidė, prabėgau. Štai, rusų, vėlgi variantų visokiausių, sakau, kad pridėti, ok, pas mane tų išdėstymų gali būti labai daug, kurios spaudžiu, kaip minėjau, čionais, keičiu spausdamas sistemos dėklę esančią ikoną. Na, man jos nereikia, tai aš ją pašalinsiu. Tai tiek. Pademonstravau, kaip greitai galima pridėti papildomas kalbas Ubuntu operacinėje sistemoje. Gero naudojimosi. Iki.